Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just Kur snieguolė? Išmirė visos. Išmirė visą Tai seną buvot pasirinkęs matyt labai. Visos per jaunus. Ištirpo, ne? Oi, kaip čia gražu, kaip originaliai. Labas vakaras visiems dar vienu rozu. Kažkodėl labai tyliai. Labas vakaras, sakau. Labas vakaras. Žymiai geriau. Šiemet matot kokis oras, nu tai, žinokit, ir rogės greičiau važiuoja, kai nėra slidu. Tai biškį per anksti atvažiavau, bet nieko. Tai va, paplūdime eglutes įžiebsim, va, kaip gražiai papuoštus paplojam už puošimų. Nu, dar ties žodžiai noriu suteikti paplūdimio krašto, kiba reikia sakyti. Paplūdimio krašto seniūnaitei Jūratei. Labas vakaras dar kartą visiems. Tikrai nemoku taip kalbėti gražiai kaip mūsų seniūnas. Todėl, žinokit, truputį pasirašiau ir šiaip iš tikrųjų labai jaudinuosi, nes tai pirmas kartas, kaip toks renginys vyksta pas mus. Tai, žinokit, nesupykit, aš paskaitysiu. Eglutės įžiebimas viena gražiausių ir šilčiausių žiemos švenčių tradicijų, kuris simbolizuoja artėjančias kalėdas, bendrystę ir šviesos pergalės ir kartu. Eglutės įžiebimas suburia bendruomenę kaip mus, šeimas ir visus pasiilgusius šventinio laikotarpio laukimo. Tai akimirka, kai visų širdyse įsižiebia viltis, kad šventės gali būti šviesios ir pilnos meilės, nepaisant gyvenimo iššūkių. Tegul šios žaliaskarės tampa ne vien miestelio dekoracija. Tegul šios kalėdų eglutės primena, kad didžiausia šviesa gimsta iš mūsų bendrystės. Linkiu šilumos namuose ir širdyse, ramybės, kasdienybėje ir tikėjimo vieni kitais. Būkime arčiau, padėkime vieni kitiems ir neškime šią šviesą per visus ateinančius metus, su artėjančiom šventėm. Paplojam! Bet dabar, kad visą tai įvyktų, tai iš tikrųjų tai, kaip sako, nebūna be gerų žmonių. Tai pirmiausia, tai noriu padėkoti mūsų miestelio seniūnui už jo pasitikėjimą, kad jisai mus remia, sako darykit ir viskas bus gerai. Tai tikrai ačiū seniūnas jums labai, kad jūs iš visko atvykot čia pas mus. Dėkojam už eglutes mūsų irgi gal paplūdimio gyventojui Rolandui Čekui, Romualdui Vidrai, kuris sugalvojo, kaip tas eglutes įstatyti. Taip pat noriu padėkoti savo kolegėm, kurios irgi čia yra atvykusios, tai Linai Viršilieniai, Vidai Basilikieniai, Rasai Supranavičiūtei, kurios Dabar žinosim, kur padėjo man, patarė. Nu ir ką aš veikčiau be paplūdimio gyventojų. Tai iš tikrųjų, tai nuoširdžiausia ačiū, tai tariu Raimundui Sadeckui. Čia jisai buvo mano, sakė, Jūratė, darom ir viskas bus gerai. Renatai Taraskevičienė, jinai irgi, viskas čia jos ir stalas atneštas, jinai, Renata, ačiū tau labai. Juozui Varneliui, kuris irgi prisidėjo. Ir Ramutai Petkovičienė, žinokit, jinai čia viską išgrebojo, kad būtų šventė kaip nežinau. Nu ir ką, noriu padėkoti savo sūnui Mangirdui ir Vidmantui Landai, kad jie irgi atvyko šiandien iš Kauno. Ir iš tikrųjų, tai ačiū jums visiems, kad jūs nepatingėjot ir šiandien atėjot į šitą eglutės įžiebimą. O dabar, kai sako, aš tikrai pinigų neturiu, tai bet turiu sūnų, kuris groja.
Šiaip čia yra pati gražiausia mano daina, yra valsas. Taip man girdai. Ir aš, kaip sakau, tegu gyvenimas būna kaip šitas valsas. Tai Tai trumpai. trumpai visi tada pajudėsim, gerai, kaip sakė, pinigų neturi. Aš ir čia instrumentą kažkokį išrūsiu, įsitraukiu čia paklerę, tai gal kalėdų senis naują atneš. Jeigu visi draugiškai paprašysim. Gerai? Tai tebūnie skamba valsas, bet tada visi paplom, kad būtų šilčiau, gerai? O gal ratelį kokį? Nu, einam rateliu. Sniego sėskit į Jei ateit seniūnas ir žiet eglį. Aplojant seniūnui. Aš pirmiausia, tai keli žodžius noriu pasakyti prieš uždegant šitas gražias eglutes. Labai noriu padėkoti visai paplūdimio seniūnaitijos bendruomeniai, Jūratė ir jos padėjėjams visiems, kuriuo čia Jūratė suminėjo. Mes visi toj vietoj, kur gyvenam, turim ir patys pasirūpinti, kad būtų smagu, jauku ir gražu gyventi. Tai šitą iniciatyvą labai sveikinu su šitą iniciatyvą visą seniūnaitėje, kad jūs taip gražiai radot ir vietą, ir norą, o mes jau nors nepatrukdyti. Tai va mes pasistengiam, kad būtų šviesa prie šitų eglučių, kad jos džiugintų jūsų akis, visų pravažiuojančių, pro visėjus akis ir žinotų, kad čia gyvena žmonės, kurie myli grožį. Tai sveikinu visus, linkiu jums ramaus gražaus laiko iki kalėdų ir gražiai sutikim šventės, o kad gražiai jūs mokat sutikti, tai parodo va šitas jūsų suėjimas. Ačiū Jūratė tau, ačiū Raimondui ir visiems, kurie čia prisidėjo. Valio, valio, valio. O dar kapinžiems reikės seniūnui pagalbos. Reikės, kad skaičiuotumėt visi nuo 3 iki... Nuo 5 skaičiuojam. Nežinom, kaip čia seksis. Nuo 5 iki 0. Ar galim pradėti? O, pavadovauk, senelė. 5, 4, 3, 2, Dar kviečiu prie savį pačius jauniausius. Visi jauniausi drąsiai ateik. Jonai, ateik. Gražiai jie čia Ateik, padarė. ateik, Labai reikia. gražiai. Dovanų yra. Kas? Vau, kur čia taip gamina? Nieko sau. Aišku, labai gražu. Šitaip sunkiai nešiau viskų. Laukit, aš tuojau. Gal tau senį padėt? Labai sunkus jau tas maišas. O
plojam, vaikam. Prašau. Ar dar yra kokių vaikų? Senelį po eglė lauks po eglė. O tai po eglį ir paliksim tada. O dar kitiem kviečiam visus arbatos pasvaišyti. Ačiū, ačiū. O, mergaitės, ko čia gavot? Ką čia gavai? Ką čia gavot, Nu, va, kaip gerai. Einam, biškį žemiau. Daug gavot. Nu, einam prie arbatos. Jo, einam.